Sveiki! Dažnai naujos technologijos, tokios kaip dirbtinis intelektas, kuris iškilo būtent su ChatGPT pasirodymu ir kurio atžvilgiu daug mes išgirstame pozityvių naujienų. Paprastai šios pozityvios naujienos ateina, sąlyginai galime pavadinti, gerų aktorių. Tai yra tie, kurie deklaruoja, kad kuriama nauja technologija gali būti panaudota mūsų gyvenimo kokybės pagerinimui. Tačiau su kiekviena nauja technologija taip pat pasirodo ir blogi aktoriai, kriminalinio pasaulio elementai. Tik jie nesireklamuoja YouTube, Facebook'e ir jų tarpusavio bendravimas dažniausiai vyksta taip vadinamame tamsiajame internete. Dark Web. Būtent kibersaugumo tyrėjai, tirdami, kokia karščiausia tema šiuo metu yra tamsiajame internete tarp hakerių ir kitų kriminalinių elementų, pastebėjo, kad dirbtinis intelektas taip pat stipriai pritraukia jų dėmesį. Ir šiuo metu yra galvojama ir jau sugalvota nemažai įvairių technologijų, kurios gali būti naudojamos tam, kad įsilaužti į informacinės sistemas per dirbtinio intelekto komponentus. Taigi šio susitikimo mūsų kaip ir tikslas trumpai ir aiškiai apžvelgti, kokios naujos grėsmės iškyla su šia nauja technologija. Tam, kad galėtume startuoti ir turėtume tam tikrą instrumentą, kad geriau suprasti būtent naujai iškylančias kibersaugumo grėsmes, kas liečia dirbtinį intelektą, apsibrėžkime dar kelis papildomus kibernetinio saugumo fundamentalius principus. Confidentiality, integrity, availability. Lietuviškas tikriausiai analogas būtų konfidencialumas, vientisumas, prieinamumas. Confidentialumas, confidentiality. Tad konfidencialumas susideda iš dviejų dalių. Pirma dalis tai yra prieigos kontrolė, antra dalis informacijos šifravimas. Taigi, kas liečia prieigos kontrolę, paprastai joje mes įskiriame vėlgi dvi dalis - vartotojo identifikacija ir autorizacija arba vartotojo prieigos teisių kontrolė. Tam, kad užtikrinti, kad prie duomenų negalėtų prieiti blogi aktoriai, mes taip pat, kas liečia konfidencialumo savoką, naudojame duomenų šifravimą. Tokiu būdu mes visą laiką siekiame užšifruoti duomenis, naudodami šifravimo algoritmus ir taip pat tam, kad užtikrinti saugų informacijos perdavimą tarp dviejų autorizuotų pusių, mes naudojame kriptografinius raktus. Šiuo atveju dažnai naudojama simetrinė kriptografija. Gali garantuoti iš principo 100% informacijos saugumą. Kita svarbi kibersaugumo savoka ir tuo pačiu instrumentas tai yra informacijos integralumas. Informacijos vientisumas arba integralumas reiškia mūsų galimybę kontroliuoti, ar informacija, mūsų duomenys buvo nepakeisti. Dvi technikos, kurios paprastai išskiriamos užtikrinant informacijos ir duomenų vientisumą. Tai kriptografinės funkcijos ir nemodifikuojamos duomenų lentelės, arba dar kitaip, taip vadinami blockchainai. Kas liečia kriptografinės funkcijas, mes naudojame paprastai skaitmeninio parašo technologijose, o taip pat žinučių autentifikacijos koduose, vadinamame MAC. Trečia paskutinė savoka tai yra prieinamumas, availability, ir paprastai ji naudojama apibūdinti situacijas, kada mes turime užtikrinti, kad visi resursai ir tame tarpe dirbtinio intelekto resursai turi būti prieinami legaliems vartotojams. Apsibrėžėme, tai yra pagrindinės dar papildomas 3 savokas, kurias toliau naudosime apibūdinti mūsų sekančias 6 kibernetinio saugumo atakas, kai tos atakos yra nukreiptos prieš patį dirbtinį intelektą. Taigi 6 dirbtinio intelekto atakos, 6 tipai, kaip blogi aktoriai gali pažeisti mūsų dirbtinio intelekto sistemas. Tai visų pirma, įvesties, prompt, injection, modifikavimas taip, kad dirbtinis intelektas pradėtų elgtis ne taip, kaip buvo numatyta. Antras tipas – infection. Tai yra virusų, specialių virusų panaudojimas tam, kad pažeisti čia dirbtinio intelekto sistemas. Iš principo tai labai panašu į virusų panaudojimą tradicinių programų atžvilgių. Trečias tipas – evasion. Tai yra modifikuoti, įvesti dirbtinio intelekto, labai dažnai vaizdą taip, kad žmogui tas vaizdas atrodytų vienaip, o dirbtinio intelekto sistemai atrodytų kitaip ir tokiu būdu vėlgi dirbtinis intelektas priimtų sprendimą ne tą, kurį galbūt mes norėtume. Ketvirtas tipas
tipas, kurį išskirsime, tai yra duomenų užnuodijimas. Modifikuoti šiuo tikslu siekiama pačius apmokymo duomenis tam, kad vėlgi dirbtinis intelektas priimtų sprendimus, kokių mes siekiame. 5. tipas išskiriamas. Tai yra informacijos vagystė, informacijos išgavimas tiesiogiai iš dirbtinio intelekto atminties. Gavimas, kurią dirbtinis intelektas įsiminė savo apmokymo metu. Ir 6. tipas, kurį mes taip pat galime išskirti, tai tradicinis, kuris būdingas visoms informacinės sistemoms ir dirbtinio intelekto sistemos šiandien išimtis, tai deny of service, kada hakeriai užpuola sistemą su milžinišku kiekiu užklausų ir legalūs vartotojai nebegali naudotis pačia sistema. Truputį detaliau apie pirmą atakos tipą – prompt injection. Kaip matote iš paveikslėlio, konceptualiai tai galima pasakyti sekančiu būdu, sekančiu pavyzdžiu, kad pirkėjas, kuris bendrauja su dirbtinio intelekto sistema, kuris savo ruožtu aptarnauja pardavimų procesą, gali socialinės inžinerijos, kuri šiuo metu nukreipta prieš patį dirbtinį intelektą, pagalba, tai priversti dirbtinį intelektą, kad jisai parduotų, pavyzdžiui, kaip šiuo atveju automobilį, už $1. Ir aišku, tokiu būdu verslo vadybininkas tikrai nėra labai laimingas tokių sistemos elgimusi. Ir čia tiesiog socialinė inžinerija, tai yra priversti dirbtinį taip modifikuoti promptą, kad dirbtinis intelektas pradėtų priimti sprendimus ne tuos, kuriuos mes norime. Daugelio kibernetinio saugumo ekspertų nuomonė, tai viena didžiausių grėsmių šiuo metu, kurias hakeriai gali išnaudoti, atakuojant, užpuolant dirbtinio intelekto sistemas. Kitas prompt injection pavyzdys – tai vadinamos jailbreaks atakos, kada mes modifikuojame mūsų promptą taip, kad dirbtinis intelektas nebereaguoja į saugos taisyklės, kurios riboja jo atsakymus. Tokio prompto pavyzdys galėtų būti sekantis. Daryk viską, ką aš tau dabar pasakysiu. Arba pradėti žaisti rolių žaidimą su pačiu dirbtiniu intelektu. Tuo pačiu priverčiant, pavyzdžiui, parašyti virusą kompiuterinėms programoms. Kodėl didieji kalbos modeliai, taip vadinami LLM-ai, yra pažeidžiami naudojant prompt injection atakas. Pagrindinė priežastis, kad lyginant su tradicinėmis sistemomis, kuriuose mes paprastai, kai rašome kodą, aiškiai išskiriame pačio kodo dalį ir vartotojo duomenų įvedimo dalį, labai griežtai atskirimo taškai yra nustatomi. Tai, kas liečia didžiuosius kalbos modelius, LLM-us, pačios instrukcijos, kaip jisai turi elgtis ir duomenys, kurie yra naudojami jo apmokymo metu, jie dažnai yra pakankamai kompleksiškai užslėpti ir mums sunku suprasti, kurioje vietoje neuroninėme tinkle, kaip žmogaus smegenyse, prasideda duomenys, o kurioje vietoje prasideda kodas, instrukcijos. Būtent tai įgalina dirbtinio intelekto hakerius, naudojant prompt injection, pasiekti dažnai nepageidaujamų įmonei tikslų. Kaip jau minėjau, antras dirbtinio intelekto sistemų atakos būdas tai yra tiesiog virusinis užkrėtimas. Infection. Tai yra šiuo atveju labai panašiai, kaip ir tradicinių sistemų atžvilgių. Mes mėginame parašyti kenkėjiškas programas, kurios savo ruožtu gali priversti dirbtinį intelektą vėlgi priimti sprendimus, ne tuos, kuriuos nori, kad būtų priimti pati įmonė. Trečias tipas dirbtinio intelekto atakų, kaip jau aš paminėjau, tai yra evasion. Hakeris siekia taip modifikuoti matomą dirbtinio intelekto sistemos informaciją, kaip čia va šiuo paveikslėliu metafora. Galima pavaizduoti, kad yra stop signalas ir žmogus paprastai ir matys, kad tai yra stop signalas, bet hakerio tikslas gali būti uždėti tam tikrą lipduką, į kurį žmogus galbūt ir neatkreips dėmesio, bet dirbtinio intelekto sistema, turėdama aukštos rezoliucijos kamerą, gali tą lipduką pastebėti ir jį interpretuoti, tai yra užrašą jame interpretuoti, pavyzdžiui, kad tai yra ne stop signalas, o greičio limitą nusakantis ženklas. Ir tokiu būdu autonominis automobilis, pavyzdžiui, vietoj to, kad sustotų ties stop signalu, gali padidinti tiesiog greitį. Ketvirtas tipas, kas liečia dirbtinio intelekto sistemų atakas, tai yra duomenų užnuodijimas. Hakeris šiuo atveju siekia taip modifikuoti duomenis, kurie yra naudojami dirbtinio intelekto apmokymui, kad
vėliau apmokytas dirbtinis intelektas darytų hakeriui palankius veiksmus, o įmonės atžvilgiu tai bus tiesiog dirbtinio intelekto klaidos. Dirbtinio intelekto kibersaugumo tyrimai rodo, kad net 1% tikslingai įneštų klaidų į mūsų duomenų apmokymo masyvus gali priversti dirbtinį intelektą pradėti elgtis visiškai priešingai, negu kad mes to norėtume. 5. Dirbtinio intelekto atakų tipas, aš kaip jau ir minėjau, yra įsimintos informacijos išgavimas. Tai yra, hakeris gali mėginti užklausų pagalba ištraukti informaciją, kurią įsiminė dirbtinis intelektas ir kuri buvo naudojama dirbtinio intelekto apmokymui. Reikėtų paminėti, kad tokio tipo atakoms dažnai gali būti naudojamas legalus API-us. Tai yra, duodami legalias užklausas, lėtai ir kantriai ištraukti informaciją, kurią išmoko dirbtinis intelektas. Ir galiausia 6. tipas, kurį dažnai dabar gali panaudoti hakeriai, kas liečia dirbtinio intelekto sistemas, tai yra tradicinės denial of service atakos, kada siunčiama didžiulis kiekis užklausų į sistemą ir tuo pačiu legalūs vartotojai nebegali naudotis sistemos servisais, šiuo atveju dirbtinio intelekto sistemos servisais. Taigi apsirašius šiuos pagrindinius 6 atakų tipus, pamėginkime dabar juos suklasifikuoti mūsų CAA Confidentiality, Integrity, Availability sąvokų atžvilgiu. Tai Prompt Injection, Infection, Poisoning ir Evasion, mano nuomonė, galėtume priskirti kibernetinio saugumo Integrity sąvokai. Kas liečia atakų tipą Extraction, tai tikriausiai galėtume priskirti šį tipą atakų fundamentaliai kibernetinio saugumo sąvokai Confidentiality. Ir galiausia, 6. atakų tipui mes galėtume priskirti fundamentinę sąvoką Availability, prieinamumas. Taigi, šiame trumpame video trumpai apžvelgėme pagrindinės dirbtinio intelekto atakų rūšis, taip pat pamėginome suklasifikuoti šiuos atakų tipus pagal fundamentinius kibernetinio saugumo terminus, tai Integrity, Confidentiality, Availability arba konfidencialumas, vientisumas, prieinamumas. Tikiuosi, kad tai jums geriau padės suprasti naujai iškylančias grėsmes ir tuo pačiu apsisaugoti nuo šių grėsmių ateityje.